Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir šiame video pradėsiu modeliuoti stogo konstrukcijas. Tai tam visų pirma į projektą įkelsime structural framing šeimas medinėms konstrukcijoms modeliuoti ir tada sukursime mūrlutus, horizontalius elementus. Tai visų pirma einu į įterpimo įrankių juostą, spaudžiu Autodesk Family, užkrauname Autodesk šeimą. Pasižiūrėkite, kad čia būtų parinktas regionas United States Metric. Metalo konstrukcijų atveju, aišku, svarbu pasirinkti Europos duomenų bazę, bet gelžbetonio ir medžio atveju svarbu, kad būtų metrinė vienetų sistema, o ne imperinė vienetų sistema. Kai pasirinksite šitą duomenų bazę, turėsite visus rezultatus, ką galima, kokias šeimas, kokius elementus užsikrauti į projektą. Tai pasirinkame Structural Framing kategoriją, tai sijoms skirta kategorija. Ir iš medžiagų pasirinkame medieną, pasirinkame Dimensional Lumber, nesirinkame nei klijuotos medienų sijos, nei su kažkokia tai fanieros senele sijų šeimų, tiesiog paprasčiausia mediena, spaudžiame Load, pasirinkame bet kurį skersvį, kadangi naudosime savo skersvius ir juos pasikeisime. Tai dabar į projektą įkėlėme šeimą, kurią galime naudoti sijų modeliavimui ir iš konstrukcinių įrankių juostos pasirinkame Beam komandą ir matome šitą medžio elementą, kurį įsikėlėme, todėl galime pradėti modeliuoti, tačiau visų pirma mums reikėtų pasikeisti šito elemento tipą. Padarysim Edit Type ir šeima vadinasi M-Dimension Lumber, o tipas yra 38x4. Pakeiskime jo pavadinimą į 120 ant 120 ir pakeičiame jo matmenis. Čia yra parametrai, kurie valdo tikrai jo dydį, o čia yra tik tai jo pavadinimas, ne? Tai spaudžiam OK, turim tokį elementą sukurtą ir galime pradėti modeliuoti. Aš esu antro aukšto plane, tai pasirinkęs šitą komandą, tiesiog antram aukšte ir nubrėšiu tą elementą. Tai brėžiu nuo šito taško, tarkim, iki šito. Kaip matome, buvo sukurta tokia linija. Taip yra dėl to, kad medinės ir metalinės sijos Revite prie grubaus detalumo lygio, coarse, vaizduojamos kaip linijos. Jeigu pasidarysim medium arba fine, mes matysime pilną skersvį. Tai taip ir padarom. Kitas dalykas, ką matome, mano pradžios taškas, šitas rutuliukas, buvo čia, tačiau tikrasis skersvis matosi, kad jis yra atitrauktas. Taip yra todėl, kad Revitas mėgsta automatiškai sujunginėti elementus. Ir čia matyt rado sienas ir nusprendė, kad reikia atitraukti nuo sienos. Galbūt tai kada nors yra gerai, tačiau aš to nemėgstu ir mėgstu paskontroliuoti, kur turi būti elementų galai. Todėl aš darau taip, kad dešinį klavišą paspaudžiu ir paspaudžiu Disallow Joint. Tokiu atveju atsiranda toks simbolis, kad šitas galas yra nejungiamas automatiškai su kitais elementais ir mano jau tūris siekia pradinį tašką. Čia yra tokios papildomos rodiklytės, kurias paslinkus galiu dar reguliuoti, kiek atitraukta bus nuo pradinio taško mano elemento tūris. Tai taip pat atsispindi savybių lange. Šita vertė yra susijusi su tom rodiklytėm ir ją keičiant čia, jinai pasislenka ir modelėje. Tai dabar padarysiu, kad būtų 0 ir tą patį padarysiu kitame gale. Disallow Joint. Dabar plane, kaip ir galbūt aš turiu tą elementą sumodeliuotą, tačiau aišku reikia pasižiūrėti, kaip jis atrodo pjūvėje. Todėl pjūvėje pasižiūriu, kurioje jisai dabar vietoje yra. Dabar jis yra ties sienos viduriu ir matote, šitą brėžimo linija yra tiesiai ant antro aukšto lygio, kaip ir braižiau, o visas tūris yra po apačia. Čia galima per savybių langą tą pakeisti, pavyzdžiui, bet dažniausiai taip ir palieku top, tiesiog pakeičiu jo vietą. Dabar paslinkti aš jį galiu su Move komanda, tarkim,
iki šitos vietos, ar ne? Arba galiu naudoti align komandą, tai spaudžiu, pavyzdžiui, ant klaviatūros AL, pasirenku šičią plokštumą, prie kurios noriu prilygiuoti ir elementą, kurį noriu prilygiuoti. Tiksliau to elemento plokštumą, kurią noriu sulygiuoti su šita plokštuma. Tai va, pasislinko mano murlotas. Dabar noriu jį paslinkti taip pat aukštyn. Tai tą galiu padaryti keisdamas šitus parametrus. Start ir end level offset, paspausiu, ne, tai dabar tiesiog persikreipė tas elementas, jisai viename gale yra pakilęs, kitame gale nusileidęs, tai jisai su nuolydžiu, tai man to nereikia, aš padarysiu, kad būtų abu galai pakilę, tai galiu, keisdamas šitas vertės, jį paslinkti ten, kur noriu, tačiau tai gana sunku, grafiškai galbūt lengviau tai padaryti, todėl galiu naudoti move komandą ir kai noriu padaryti move, tiesiog nurodau į kur ir paslinku, ne? Tačiau su move komanda ne visada taip paprasta susijomis, nes jeigu aš, pavyzdžiui, nubraižiau tą siją, jinai turi savo darbinę plokštumą, tai yra antro lygio plokštuma. Ir kai aš bandau paslinkti elementą, matysite, kad aš galiu jį tik horizontaliai paslinkti tą siją būtent. Tai čia pasirinkus move komandą, matote, kad yra toks constraint, tai suvaržyti, ir disjoin pasirinkimai. Tai jeigu constraints nuimsiu, bet įjungsiu disjoin, aš tą elementą galėsiu jau slinkti kur tik noriu. Tai taip ir padarysiu iš tikrųjų. Paslinksiu tiesiog į viršų ir čia matysime, kad jis dabar jau nebesusijęs su tuo antro lygiu, tiesiog galime nustatyti, kad nuo antro lygio jisai pakilęs per tam tikrą atstumą. Ir neturėtų būti čia kažkoks tai su kabliuliu vertė, greičiausiai galime išsilyginti, tarkim, kad būtų 650 mm. Tai jau dabar grafiškai pasilinkau, paskui jau paredagavau šitas vertes, kad būtų tam tikra lygi altitudė. Ir matome, kad šitoj vietoj mano bus gegnių vieta, net šitoj vietoj. Tai kaip ir gaunasi, kad mano murlotas įsikirtęs į gegnę per 37 mm. Tai taip ir paliksiu. Dabar jeigu noriu turėti murlotus ir kitoj pusėj, tai galiu tiesiog jos ten ir braižyti, arba galiu, pavyzdžiui, pasirinkti ir panaudoti Mirror Draw Axis komandą ir tiesiog tai bus murloto veidrodinis atspindys pagal nubrėžtą liniją. Tai brėžiu čia nuo kraigo žemyn liniją ir turiu murlotą kitoje pusėje. Šiuo atveju tai nėra labai idealu, kadangi nebuvo simetriškas tas stogas, bet vėlgi panaudodamas align komandą aš paspausiu, kad noriu sulygiuoti su šitu kraštu, šitą murloto kraštinę. Dabar noriu, kad vertikaliai paslinkti, tai pažymėsiu šitą elementą tiesiog ir slenku žemyn, kol susikerta ir padarau tą patį su altitudėm kaip ir anoj pusėje, šiek tiek su apvailinsiu. Tai va, turiu tą murlotą irgi sukurtą, bet tada vėlgi grįžkime į planą. Einu į antrą aukštą ir matau, kad tas mano murlotas eina skersai visą pastatą, nors iš tikrųjų turėtų galėti ant šitų sienų. Tai aš tiesiog gal pažymėsiu šitą murlotą ir pasinaudosiu tokią komandą kaip split element ir pažymėjus ant sijos, matau, kad sukūriau dabar du elementus. Tai tiesiog galiu šitus galus paslinkti. Ne visada čia lengva suvienodinti, pavyzdžiui, jeigu noriu su kraštu sienų suvienodinti, tai neveikia trauka. Na, tai galiu, pavyzdžiui, padaryti tokį dalyką, pamatuosiu, koks čia atstumas, 4152 ir tarkim pažymėjęs šitą siją, tiesiog pakeisiu jos matinį per čia, 4152 įvesiu, o tada jau paslinksiu. Tačiau prieš slenkant reiktų pažymėti, kad jis nenoriu atkabinti nuo visko įmanomo, nes ir matmenys bus pašalinti ir taip toliau. Todėl nuimu disjoint prieš tai ir paslenku savo šitą, tarkim, murlotą.
Tai galima tokį metodą naudoti ir, tarkim, kažkaip tai susitvarkyti tos savo murlotus, kad jie būtų tinkamo ilgio. Tai žiūrint, iki kur noriu, kad jie čia būtų. Man atrodo, čia tas pats atstumas mano atveju turėtų būti, tarkim, bus iki krašto, nors iš tikrųjų yra apdalinis sluoksnis, tai reiktų tiksliau daryti, bet principas yra toks. Ir dabar sukūriau savo šitus horizontalius murloto elementus, o kituose video parodysiu, kaip sukurti gegnes ir gripėstus, tai yra pasvirusius šlaito elementus. Tai tiek šiame video, iki.